Labą dieną, čia svarbiausių praėjusios savaitės krepšinio naujienų apžvalga. Šiandien laidą pradėsime nuo vaizdų iš Kauno Žalgirio arenos, kur vyko Eurolygos dviguba savaitė. Pirmieji laikinąją sostinę atvyko Bolonijos Virtus krepšininkai, kurie pralaimėjo kauniečiams 65-86. Fantastiškai rungtynes pradėję kauniečiai atlaikė varžovų šturmą antroje rungtynių pusėje ir iškovojo 5. pergalę Eurolygoje. Kauniečiai susitikimo starte šojo į priekį net 17-2, kėlinio pabaigoje buvo įgyta rekordinė 16 taškų persvara. Svečiai iš Italijos atsitęsė antrajame kėlinyje, kuomet skirtumas sumažėjo iki 9. Ketvirtojo kėlinio pradžioje Žalgirio arenoje kilo nerimas, nes varžovai buvo sumažinę skirtumą iki 4. Vis dėlto tuomet savo žodį tarė Žalgirio lyderis Silvenas Francisko, kuris iš pradžių pataikė pirmąjį savo tritaškį, netrukus atliko juvelyrinį perdavimą savo komandos draugui, o individualų šou pratęsė pataikęs dvitaškį, baudas ir dar vieną tritaškį. Neįtikėtinai žaidęs Silvenas Francisko šioje dvikoje pasiekė pirmąjį savo dvigubą dublį Eurolygos karjeroje. 23 taškai, 10 rezultatyvių perdavimų ir 35 naudingumo balai. Iki karjeros efektyvumo rekordo jam trūko vos 1 balo. Su šia pergalę kauniečiai pratęsė laimėjimų prieš Virtus seriją iki 8. Paskutinį kartą Virtus Žalgirį įveikė dar 2007 spalį. Taip pat buvo pratęsta ir kita serija. Likus kelioms valandoms iki dvikovos pradžios, Kauno ekipos sirgaliai jau 23 kartą iš eilės Eurolygoje išpirko visus bilietus į rungtynes. O dabar keliamės į Europos taurės turnyrą, kuriame trečiadienį žaidė abi Lietuvos ekipos. Panevėžio krepšininkai ir toliau neranda būdų, kaip iškovoti pergalę Europos taurėje. Trečiadienio vakarą Nenado Černako auklėtiniai šiame turnyre pralaimėjo 4. kartą iš eilės. Šį kartą Podgoricas Budašnos ekipai rezultatu 91-98. Po 2 kėlinių Lietkabelis atsidūrė besivijančios komandos vaidmenyje. Įpusėjus lemiamam kėliniui panevėžiečiai atsiliko 5 taškais. Vis dėlto tuomet Lietkabelio puolimas įstrigo, o tašką dvikovoje dėjo dar praėjusį sezoną Lietkabelyje rungtyniavęs Aleksandras Kobleras, kuris tolimų šūvių padidino skirtumą iki 10 taškų. Po šio smūgio Lietkabelis sukurti stebuklo jau nebeįstengė. Panevėžio ekipoje rezultatyviausiai žaidė naujokas Michaelas Flaversas, kuris per 24 minutės pelnė 20 taškų, atkovojo 1 kamuolį ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Kitą savaitę Lietkabelio laukia išvyka į Trentą. O Klaipėdos Neptūno komanda Europos taurės turo rungtynes baigė antrąją pergalę iš eilės. Pajūrio atstovai dvikovos pradžioje pirmavo tik 1 tašku. Tačiau tuomet smogė varžovams, spurtavo net 24-5 ir dar pirmajame kėlinyje susikrovė 20 taškų pranašumą. Vis dėlto tuomet Liublianos komanda pamažu pradėjo lipti į kalną. Lemiamo kėlinio pradžioje šeimininkai persverė rezultatą. Vis dėlto tuomet savo žodį dvikovoje tarė Richardo Lomažio ir Arno Veličkos duetas. Neptūnas spurtavo 16-5 ir po šio spurto buvo susigrąžinta dviženklė atsarga. Vis dėlto lemiamu momentu Liublianos komanda dar priartėjo iki kelių taškų atstumo. Vis dėlto rungtynės baigėsi Neptūno antrąją pergalę iš eilės Europos taurėje 94-91. Nugalėtojams Richardas Lomažis pelnė 25, Džeimsas Karnikas 18, Mindaugas Girdžiūnas 16 taškų. Po antros pergalės paeiliui Klaipėdos komanda Europos taurėje A grupėje dalijasi 6-9 vietomis.